Žaidžiam žaidimą. Pukso šituoklė prieš Žalią pievą. Mindaugas prieš Antaną ir Agnę. O, žiūrėk, MM ir AA. Taip, mes sakėme, esame A komanda. Anoniminiai alkoholikai. Nu tai ką, tai jau viską iškalbėjom apie mūsų dalyvius. Gali pažiūrėti praeitas laidas. Tai sužinom net augintinių, čia dar nežinom, toj paklausim augintinių vardus, bet noriu Mindaugų dueto paklausti, kurios temos IQ kovose labiausiai patinka pirmadieniais. Riziko. Žiūrovai, kas nežino, tai jūs irgi, kai matysit po kelių mėnesių, prisiminsit, Pukso šituoklė istorinė, savo istoriją pirmą kartą rizikoje gavo -1, minusinį. Žalia pieva nėra minusą gavę per riziką? Ne, nesame. Tai va. Reta komanda. Išskirtinė. Bet mėgsta rizikuoti šitą. Todėl ir nebe pirmi Lietuvoje, o antri. Jie antri Lietuvoje. O Žalia pieva, ar turit augintinių? Turim. Nu, vardai. Be vardų. Be vardų? Žuvytės augina. Aha, čia. Jeigu bičių avilį sunku vardų duoti. Daug vardų. O daug žuvų? Nu, yra. Ir nesugalvojai po vardų. Kai turėjau pirmą žuvytės, tai galvojau vardus, paskui jau kažkaip Pritrūka vardų. pritrūkau. O Antanas turi augintinių? Turim, nu dabar su vardu tik tai katinas Kipšas. Kipšas, o, geras. Nuo velnės auga Kipšas. Velniukas juodas. Gerai, kad grybam nedavė vardų. Gerai, pradėsim. Nėra čia ko laukt. Pažiūrėsim, kas laimi ir keliauja į finalą pasibūti. Pirmasis turas, 6 klausimai, 1 taškas už jūsų teisingą atsakymą, maksimaliai žinoma 6 taškai, jeigu neleisite pasireikšti savo priešininkams ir pirmieji paspaudę atsakinės, o pirmasis klausimas yra, kurios valstybės prezidentas yra Rumen Radev? Kosovo. Ne Kosovas. Bulgaras. Taip, tai yra Bulgarijos 0-1. Šaunuolis. Antrasis. Turi greičiau spausti, jeigu žinai. Kurio didžėjaus tai kūrinys? Ir kai žinot, spaudžiat. Čia yra Beni Benasi. Taip, Beni Benasi. Geras, Trečiasis. Kokiu trumpiniu vadinamas Kalifornijos technologijos institutas? Caltech. Taip, 1-2, Caltechas. Ketvirtasis. Įvardinkite asmenį, kuris buvo vadintas Charlemagne, jeigu Karolis Didysis. Taip, tai Karolis Didysis. 2-2. Labai gerai. Penktasis. Kokiu trumpiniu pasivadinusi Lietuvos marketingo asociacija? Lama. Ne Lama. Lama yra autorių teisė. LMA. Ne autorių teisė. Ne. Yra lama. Lima. Taip, Lama yra universitetų. Lama ne. Mes patys lamos. Ir LMA, man rodos, užimtas, kad nepasivadino. Ir šeštasis. Pasakykite žodį, kuriame nekintama tvarka būtų raidės RMD, bet tarp jų žinoma gali būti kitos raidės. Armada. Taip, armada tinka. 3-2. Labai greitai. Aš tai mačiau, kad sakytis hermafroditas arba armadilas. Ramadanas. Tai va. Tai 3-2. Pradžia artima ir labai gera. Greitai spėja. Antrasis turas ir čia mes turėsime vėl 6 klausimus. Bet čia jau turėsite atsakymų variantus ir visada galite spėti be atsakymo variantų, jeigu manote, kad žinote. 1 taškas ir pradedam nuo pirmojo.
Kaip vadinama reumatinė liga, kuriai būdingas nuolatinis nuovargis ir išplitęs raumenų ir sausgyslių skausmas? Išsėtinė sklerozė? Ne. Dabar mes turim Fibromialgija, ichtiozė, mastitas, skoliozė. skoliozė yra, kai tu atsiloši. Mastitas kažkas. Ichtiozė čia kažkas su žuvim susiję. Kaip jie sakyčiau. Fibro. Malmialgija. O mastitas yra, nežinau kas yra. Kažkas ne tas. Gal bandoma? O gal C? Gal. Gal. Bandoma. Taip, fibromialgija yra. Ichtiozė tai odos liga, mastitas pūlinis krūties liaukos uždegimas, o skoliozė, žinoma, sukrypęs labai nuo normos stuburo iškrypimas. Tai 4-2, Fukso švytuoklė pirmauja jau dvigubai. Antrasis. Kaip vadinamas pagrindinis Portugalijai priklausančių Madeiros salų miestas ir administracinis centras? Rio Ave. Ne, dabar jūs galite rinktis, vienai kitiem tik dovanojant. Tai Funšalis, Kalamata, Samarija ar Sandžakas. Kodėl aš Rio Ave? Tik labai buvau įsitikinęs. Tai gal Samarija? Samarija yra istorinė sritis Palestinoje. Vat. Jums liko A, B arba D. Kas portugališkai skamba? Sandžakas, Kalamata, Funšalis. Niekas neskamba portugališkai. Savo Kalamata. Bandom B. Kalamata yra miestas pietų Graikijoje. Tai va, jums liko A arba D. A. Taip, tai yra Funšalis, nes Sandžakas yra Osmanų imperijos administracinis suskirstimo vienetas. 4-3 vejamasi. Trečiasis. Kurios valstybės sostinė yra Menama? Girdėta. Pala. To tegul pasakė. Bahreino. Bahreino. Dar būčiau pasakęs Dominikas, Grenados ar Mauricijaus ir taip tai Bahreino 5-3. Jo, šiaip mano. Ketvirtasis. Kas yra eiguva? Miško administracinis vienetas. Taip, tai Girininkijos teritorijos dalis, kitaip sakant, būčiau tokius pasakęs, kad visai smagiai skambėtų automobilio ridos rodiklis, jeigu vadintumėm eiguva, ne? Ėjimo varžybos aplink Četavą, prekybos tinklas Pietų Lietuvoje, tai ne, nei vienas iš jų nėra. Girininkijos teritorijos dalis ir tai yra 6-3. 3 taškais jau Fukso švytuoklė pirmauja. Žalia pieva gali atsigauti kitame Aš pasakiau turbūt klausime. žodžiais visiškai. Tai garut. Tai yra balis. Aš neturiu žodžių. Taip, tai yra balis. Teko gal pabūti? O, aš sakau, aš visada prisimenu Lūšnynų milijonierių, kai laimė vien dėl to, kad tu ten buvai, patyrė ir panašiai. 7-3. Patiko? Įspūdinga. Nes iš nuotraukų tai atrodo, Bet tai labai didelė, tenai matosi iš ten toliausiai. 4 pagal dydį pasaulyje. Nice. Ir 6. Kas atlieka girdimą dainą, tai paklausom, bet jeigu žinot, galite ir be variantų sakyti. Taigi šita Vilkitskytė. Taip, tai Gabrielė Vilkitskytė. 7-4. Šita Vilkitskytė. Tai va. Nu pasaka, žiūrėkit. Ai, ne, jau 3 taškai. Dažniausiai baigęs 6-4. Tai trečiasis turas ir 3 taškai skiriasi. Žalia pieva rinksis pirmieji temą, nes atsilikinėja. 2 taškai už teisingą atsakymą, 2 už užbruktą eilutę, 1 taškas yra vagystė. 40 sekundžių jums apmąstyti. Man labai džiugu, kad dažnai ir neprireikia tų 40 sekundžių. Ir žalia pieva. Oi, dar nepasakiau, kad Fukso švytuoklė ekrano kairėje yra kryžiukai, o nuliukai žalia pieva. Tai ką? Žalia pieva sako, ar nori eiti
žiūrėti 2023 metų filmo Drakonų kovų, Romos miesto dalis, himnas, grybai su bonusu, sostinė, dantis su rizika, upė Jorkšyrė, miesto susijungimas. Tai visada Čia jau praeitą pasisekė. Būna kartais, kad Taip būna. batsivis be batų. Grybai tikrai. Bet grybai. Ir dar su bonusu. Grybų vegetatyvinė X yra jautrus, plonas ir labai trapus plonyčių hifų tinklas. Nepabėgę nuo pasirinkto klausimo, pasakykite, kas yra X. Bonus, kokiu kitų pavadinimu vadinama X. Tad 2 žodžiais įvardinate tą grybų vegetatyvinę hifų tinklą ir gausite 3 taškus. Kai žinote, spaudžiate. Kas tai gali būti? Celis. plonyčių hifų tinklas. Plonas ir labai trapus. Šiaip čia aš sakyčiau, kad čia yra grybiena. Bet čia gali būti tas kitas pavadinimas. Bet čia yra kitas, Tas, Nikolas, nežinau. nors tinklas, kas yra tinklas, neuro tinklas, Čia yra kažkoks specifinis pavadinimas. pavadinimas, mikologija yra grybiena. Nesakykite. Taip. Micelis. Taip, 2 taškai ir dabar antrą pavadinimą, jeigu įvardinat. Grybiena. Taip, tai yra grybiena ir micelis. 3 taškai. 7-7. Geresnio negalėjo gauti klausimą. Pasaka. Tai Tai va. viskas nebėra skirtumo. Labai gerai vieniems pasisekė praeitam, dabar kitiems. Iš kurios pusės. Bet jau vis tiek. Lygiasi 7-7. Kampą kokį Mes dar nors, ane? spardomės jiems. Ten matai riziką. Miestų sujungimas, nes Romos miesto dalis, tu žinai, ką nors apie Romos miesto dalis. Esu buvęs kelias kartus, bet tiek aš žinau. Bandom tai miesto susijungimą? Bandom miesto susijungimą. Miesto susijungimas. Girdėjau apie Romą šnekėjot, bet Roma ten keliamės viršui. į Lietuvą. 2016 spalio 26 Pravieniškės 1 sujungtos su Pravieniškėmis 2, Pravieniškės dabar, kuris dar didelis šiuolaikinės Lietuvos miestas iki 1915 turėjo numerius 1 ir 2. Antra dalis dabar yra to miesto senamiestis. O Jėzus, Čia gali būti Klaipėda, pavyzdžiui. aš neturiu žalios. Didelis. Didelis. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Marijampolė. Žinok, Klaipėda galėjo būti, nes Klaipėda... Aš iš karto apibrėžiu, girdžiu apie didelis, tai didelis nėra, kaip pasakyti, ne 10 000 gyventojų, daugiau. Bet kas 10 jau yra mažiau. Čia nelabai didelis. Nežinau, žinok, aš va toks šiaip. Čia ne didmiestis, o didelis. Bet gali būti ir didmiestis, kas čia žino. Alytus. Alytus. Jūsų variantas? Alytus. Taip, tai yra Alytus 1 ir Alytus 2 buvo sujungti ir dabar Alytaus antroji miesto dalis yra Alytaus senamiestis. 9-7. Va taip mes keliaujam. Puikiai pradeda abi komandos. 23. Bet mums šiaip tai gal reiktų labiau. Aišku, gerai, tai mes Ai, nes turėsim man blokuoti. paimk, jeigu bus. Buvom bandę. Tai mes bet kokią dabar turėsim blokuoti, bet ką jie, jeigu nebe neatsako. Ai, tai dantis. Bandom tas dantis. Dantys su rizika. Labai mėgstat riziką kažkaip, ne? Taip. Dantis visada su rizika. Kaip vadinami dantis esantis tarp piltinių ir krūminių dantų, tai va tie geltoni, taip vadinamas ir vienas žemės ūkio padargas. Kapliai. Kapliai. Taip, kapliai. O Tai kaip čia- mes liaudiškai kaplius vadinam ūkyje? Kauptukas. Taip, kauptukas. 9-9. Kaplė. Kandžiai. Puikiai. Roma, Jiems. Romos miesto dalis, viskas belieka. Nu tai kilo, ką dabar daryti. Arba Roma. Dabar jau Romą dalinsim, ne? Esame Roma jau, pas Romą. Roma. Tada mums reiks sostinį. X laukais. Tai buvo vadinama senovės Romos miesto dalis, kai remė Tibro upės krante, skirta Romos kariuomenės užsiėmimams ir mokymams. X pavadinimas tikrai ne dėl kosminių priežasčių, o dėl religinių. Tad kas yra X?
Ne dėl kosminių, o dėl religinių. Koks nors Mėnulio, Arba Marso laukai. Marso laukai. Marso laukai Marsas. gali būti. Nu, yra ir Paryžiui, Paryžiui. Bet galbūt ir ten yra. Bet per daug, žinau, gausis. Jupiterio gali būti. Bet Marsas. Jupiterio, Saturnas. Matai, Saturnalijos. Gali būti. Negali visą. bando Marsą, tai nes su karyba susiję. Su karyba susiję. Dėl kosminių. Spėjom, kad Marso, bet kažkaip galvom gal Paryžiui visgi. Tai žinoma, kariuomenė, Marsas yra karo dievas ir Marso laukai. O žinome, kad Marsas yra ir kosminis kūnas, bet tikrai ne dėl kosminio kūno, o dėl dievo Marso. Tad 11-9 Fukso šituoklė vėl išsiveržia į priekį ir užkerta kelią. Bet dabar jau jūs turit kirst kelią. Nu, tai taip. Taip. Sostinė. Sostinė. Žemiausiai pasaulyje įsikūrusios sostinės vieta - Kaspijos jūra, esanti 28 metrai žemiau jūros lygio. Vis dėlto šalies aukščiausia vieta - Bazardiuzų kalnas, kurio aukštis net 4 km 470 metrų. Taigi aukščių amplitudė šalyje išties nemaža. Tai kuri ta sostinė? Ne šalies, o sostinės man reikia. Kas yra prie Kaspijos jūros, kokios sostinės, kokios šalis? Irgi gal kokia. Kokia? Irgi gal kokia Bulgarija, nežinau. Kas Bulgarijos Sofija? Kas? Sofija. Spėjam? Tai reikia. Nu, tai vis tiek reikia spėti. Sakom, gal Sofija? Garsiau. Sofija. Ne Sofija. Baku. Taip, tai yra Azerbaidžano sostinė Baku. Pavogtas taškas 12-9. Braukė eilutę. O tas pavogtas taškas buvo labai Svarbu. lemiamas, nes 14-9 2 taškai už užbrauktą eilutę Čia, žinok, ir 5 taškų skirtumas. Aš nežinojau, bet pagal Kaspiją. Bet kaip visada sakau, dar viskas nebaigta, 2 klausimai, 6 taškai, galite net išsiveršti po tų 2 klausimų į priekį. Ir tada kelsimės į 5 turą. Tad Fukso šituoklės tikslas bent vieną atsakyti, Žalios pievos bent vieną atsakyti ir vieno, kad niekas neatsakytų. Tada vis tiek keltumėmės į 5, turėtumėt šansą. Tai ką, 3 taškai už kiekvieną jūsų pateiktą atsakymą ir pirmieji paspaudę mygtuką atsakys. Pirmasis. Si. Tarptautinė matavimo vienetų sistema, kuri turi 7 matavimo vienetus. Metrą, kilogramą, sekundę, amperą, kalviną, Siemensas. Kaip? Siemensas. Ne. Ne? Kandela ir... Gal džiaulė? Molis. Metrą, kilogramą, sekundę, amperą, kelviną, kandelą. Blin. Tai gal... Kelviną, kandelą. Tai gal džiaulį jau duos vieną. Kokį omą gal. Bet ne podgrūdų, tai visame tame. Tai tu gali ten nėra. Nu, čia ne, bet. Sakyk, džiaulį. Tai gal džiaulį? Ne džiaulį. Norit pasitaisyti? Molis? Taip, molis. Mes moliai. Taip, niekas taško negauna, 14-9, tai jau pusė įvykdyta, dabar reikia atsakyti žaliai pievai, kad keliautumėm į 5, o Fukso šituokliai reikia irgi atsakyti, kad keliautų tiesiai į finalą, arba kad niekas neatsakytų. Tai ką, antrasis klausimas. Ir kurį kino personažą įkūnijo šios visos moterys? Tai po vieną atidenginėsiu nuo pačios pirmosios, seniausios iki naujausiai įkūnytos to personažo. Tad personažas. Linda Harrison. Katie Lee Crosby. Linda Carter. Megan Gale, Adriana Palicki, Gal Gadot. Super moteris.
Taip, Wonder Woman, nuostabioji moteris, super moteris, jau kaip pavadinsit. Gal visas, štai, atidengtas Nereiks važiuot. visas. Tai 17-9. Ačiū, buvo labai smagus finalas, Fukso šituoklė keliauja į tikrąjį finalą. Šaunuolė. Žalia pieva, nepasidavė lengvai. Ir ką? Dėkui, žaidimą. Wow. Gubernija, Netoli važiuoti. Gubernija. Čia visi savi. Dabar pralošim, šitoj pusėje visi pralošim. Nu, neužsiburk čia tik tais. Reikia kažką. Pieva šitoj pusėje laimėjo. Laimėjo. Reikia kažką keisti gyvenime. Pakeitėm pusę. Tai ką, sveikinu patekusi šiandienos finalą ir lems, ar šiandien jūs laimėsit bilietą į finalą, ko finale jau galėsit papildyti savo banko sąskaitą realiais pinigais, ne tik prizais. Va, taip. Tai gal laimėkim? Tai, tai aišku, ir prizais, ir gubernijos, ir Šopės G įsteigė prizų, ir pabėgimų kambarys Kaune įsteigė prizų, ir dar piniginių nugalėtojai gaus prizų. Tik tai pateikit ir bandykit ten laimę. Primenu, kad ten patekė jau 2 Vilniaus komandos, 1 Kauno komanda, ir reiškia 4 bus iš Ukmergės arba iš Šiaulių. Va.